Ir šiandien aprodysim namą, kaip aš jį įsirengiau. Mes šiaip sau čia mažam kaimelį esam, va čia lovos, galima nueiti į tunelį. Va čia gėlių yra ir medis. Nenoriu ant tų gėlių minti, bet reikėtų kažkaip pereiti. Turbūt, kad reikės išgriauti. Reikia pasimti tokį bloką. Ir pastatyti vazas tas visas kitur. Reikia pasimti vazų. Kur čia tos vazos? Štai vazos. Gerai. Gėlytės reikia dėti. Mums mažytės gėlytės. Ir štai. Gėlyčių padėjom. 6. Čia medis toksai. Galima pažiūrėti. Nukirsti netgi galima, bet aš nenoriu kirsti, nes aš jį pati padariau. Net neauginau, o padariau. Galima nuimti lapus ir kitus uždėti, nes man tie nelabai gražus. Tai gal uždėsim va šituos. Čia tokie be skylučių lapai. Reikia padaryti su skylutėm, nes šiaip būna su skylutėm lapai. Kaip aš matau, kaip parsisiunčiu pasaulius. Taip aš matau. Būna man su skylutėm, kai būna medžiai. Netyčia išgrioviau. Tai va, šiandien mes parodysim daugiau dar namų. Ne tik šį. Ir nežinau, gal net dar daugiau parodysim. Net tiek, kiek ir sakiau. Tai eime į lauką. Gal dar vieną namą įsirengsim. Dar eime pamedžioti, bet man šiaip nereikia valgyti, nes aš žaidžiu be gyvybių. O kriperis, kaulų rinkinys, kaip aš jį vadinu, ta skeletoną, voras, nes ką tik buvo naktis. Tai ir daug zombių. Tai kaip matote, čia yra daug namų. Va, galima pakilti daug labai aukštai. Ir jūs galite pamatyti visus namus. Štai. Visi namai čia yra. Ir daržai yra. Bet aš neturiu daržo. Man netgi nereikia. Čia kitiem reikia. Gal. Nes man tikrai nereikia. Man į valgyti nereikia. Nors aš padėjau valgyti. Nu, va, pamatėte visus namus. Štai čia yra tortai. Yra staliukas ir kėdės. Gal dar prijungsim truputį namo. Nežinau, dabar einu truputį prijungti gal. Reikia iš kitos pusės truputį. Reikia čia išgriauti. Kad būtų lauke. Oi, ne čia išgrioviau. Čia yra dar vidus. Reikia užstatyti. Va, štai. Ai, bet čia yra vanduo, blogai. Nežinau netgi, kur išgriauti gal. Kur nebūtų vandens, pavyzdžiui. Tai va čia prie įėjimo pristatysim dar truputį arba didesnį namą gal susirasim. Nežinau, eime ieškoti kito namo, jeigu bus. Bijau, kad nebus. Kitas namas. Dabar ieškom. Kasgi čia irgi kažkoks namelis. Kas pažiūrim tam namelį.
Gerai, kad manęs negali žudyti. O, toksai mažas va namelis, čestas. Bet man jo neina atidaryti, žodžiu. Man nereikia ten to namelio. Žiauriai mažas. Ten dar lava. Man nereikia lavos, jeigu ką, aš nenoriu sudegti. Va, čia irgi toks namelis. Žodžiu, čia daug namelių ir galima juos visus vadinti nameliais. Daug namelių ir juos galima visus vadinti nameliais. Reikia susirasti mano namą. O kur jis? Kur jis pasislėpė? Nu dabar neberandu savo namo. Štai, dideli laiptai. Galima parodyti iš išorės. Štai čia, šitaip va, iš vieno šono, iš priekio, iš vieno šono čia, va, šitaip, iš galo dabar va. Ir iš šito šono štai. Ir visas namas mano, kurį turiu. Gal netgi dar pasikeisiu truputį. Nes manau, kad mažai vietos yra. Gal pasistatysiu antrą aukštą kaip nors. Va, galima pasistatyti, grindis užstatysim. Ir štai antras aukštas, prašau tau. Galima laipioti į antrą aukštą. Tai aš manau, kad dabar statysiu antrą aukštą. Tai jūs galite netgi pažiūrėti, kaip jį pasistatysiu. Šitą reikia deglą išgriauti. Man jeigu kad deglų nereikia dabar. Čia reikia irgi išgriauti, kad man čia nieko nebūtų. Nu, tai čia reikia pasistatyti antrą aukštą. Antrą aukštą, šitas gal reikia išgriauti. Ką aš dirbu? Reikia kažkaip pasistatyti antrą aukštą. Tik nežinau, kaip jį reikia statyti. Dar nesustačiusi. Net nežinau, ką reikės daryti su tą antrą aukštą. O čia šitaip reikės užstatyti gal. Na ir čia reikės užstatyti. Tai va, toksai kažkoks namas negeras. Tai reikia dabar pastatyti grindis. Vai ką aš stačiau? Nu va, antras aukštas geras toksai. Reikia jį... Ne, gal kur nors kitur. Va čia gal. Juk čia nėra durų. Nėra, gerai. Reikės kopėčią statyti. Kaip su kopėčiom nusileidau. Kurgi tos kopėčios? Štai. Turbūt tuoj naktis. Gal netgi ne čia pastačiau. Ne čia reikėjo tas. Ne čia kopėčią statysim, gal kitur. Nes per blogai. Prie durų. Iš karto lips kas nors ir nudrenks. Nu, gal. Juk kilimėlis. Sakau, kažkaip neina pasistatyti. Gal antram aukšte lovą statysim. Net nežinau, kur lova. Nu, turbūt antram aukšte. Čia reikia tada išgrauti tas dvi lovas. Tai dabar reikia pastatyti kilimėlius baltus. Reikia pasimti lovas ir nueiti į antrą aukštą jas pastatyti.
Ir bus antras aukštas. Turėsiu antrą aukštą, kaip gerai. Niekas neturi tokio antrą aukštą, tik balkonas. Kitur. Reikia vieną lovą čia kur nors pastatyti. O čia. Taip įdomiai. Štai ir dabar eisim miegoti. Ei, kur tu leidėsi? Nesileisk be manęs. Na tai kadangi dabar miega. O, išmiegojo. Užstrigo. Alio, kaip aš čia atsiradau. Na tai su jumis buvo Goda Gaming 9 ir viso gero.